Lietuvių liaudies pasaka Nykštukas. Buvo senelis ir senelė. Jie neturėjo vaikų, o norėjo nors vieną vaikelį turėti. Vieną dieną atėjo pas juos ubagė. Davė senelė ubagiai duonos riekė. O ubagė klausė: kaip gyvenat? Blogai, sako senelė, vaikų neturime. Nusipjauk, sako ubagė, nykštinį pirštą ir užmesk užpečkin. Ir turėsi vaiką. Gerai, senelė nusipjovė nykštinį pirštą ir užmetė užpečkin. Kitą rytą kepė senelė blynus ir jaučia, kad ją kažin kas už andaroko tampo. Manė, kad šuniukas. Čiuč, sako senelė, vėl tampo. Pažiūri senelė, ogi mažas berniukas, kaip nykštinis pirštas. Kas tu toks? Klausė senelė. Aš jūsų sūnus, Nykštukas, sako berniukas. Apsidžiaugė senelė, toks gražus sūnelis. O kur tėtė? Klausė Nykštukas. Tėtė aria, o aš blynus kepu, pusryčius jam nešiu. Duok man, aš nunešiu. Ką tu toks mažas? Nieko, kad mažas, nunešiu. Prikepė močia blynų, padarė dažinio, sudėjo blynus bliūdan, apipylė dažiniu ir padavė Nykštukui. Nykštukas užsidėjo bliūdą ant galvos ir eina pas tėvą. Tėvas žiūri, kasgi čia, pats bliūdas ateina. Padėjo Nykštukas bliūdą panuovalin, o pats bėga vaga ir šaukia: Tėte, tėte, pusryčius atnešiau. Girdi tėvas, kad kažin kas šaukia, o kas nematyti. Paskui žiūri, vaga atbėga mažas berniukas. Kasgi tu toks? Aš tavo sūnus? Nykštukas? Apsidžiaugė tėvas, pašėrė jaučius, o pats su Nykštuku susėdo pusryčių valgyti. Nykštukas ir prašo: Tėte, duok man paarėti. Ką tu toks mažas? Nieko, kad mažas, paarsiu. Leido tėvas Nykštukas, įlindo jaučio ausin ir rėkė: Žali vaga, palši vaga. Jaučiai ir eina. Važiuoja keliu ponas, žiūri, ar tojas valgo, jaučiai patys aria. Liepė vežėjui sustoti, pašaukė artoją ir klausė: Kaip čia yra, tu valgai, o jaučiai patys aria? Ne, sako artojas, čia mano sūnus aria. Apsidairė ponas, jokio sūnaus nesimato. Liepė artojui tą sūnų pašaukti. Artojas pašaukė, Nykštukas išlindo iš jaučio ausies ir atbėgo. Labai patiko ponui berniukas ir sako: Parduok žmogau man savo sūnų. Ne, sako tėvas, neparduosiu. O Nykštukas užlipo ant tėvo pečių ir šnibžda ausin: Parduok, tėte, aš vėl pas jūs sugrįšiu. Na gerai, sako artojas, parduodu. Ponas jam pripylė pilną kepurę auksinių pinigų, įsidėjo Nykštuką kišenėn ir važiuoja. Nykštukas kišeniai būdamas įsinorėjo oran ir pridirbo pono kišenę. Ponas pavostė, kas čia smirda. Įkiša ranką kišenę nosinės išsitraukti, žiūri, kišenė pridirbta. Supyko ponas ant Nykštuko ir išmetė jį ant kelio. Bėgo kiaulė keliu ir prarijo Nykštuką. Parbėgo kiaulė namo, Nykštukas rėkė kiaulės pilve: Pjaukit šitą kiaulę, jei nepjausit, ji pati padvės. Užgirdo šeimininkas ir sako pačiai: Reikia pjauti kiaulę. Jei nepjausim, ji pati padvės. Ir papjovė kiaulę. Žarnas išmetė laukan, atbėgo vilkas ir suėdė žarną su Nykštuku. Nykštukas vilkui sako: Bėk mano tėvo kamaron, ten pilna dešrų ir kumpių. Vilkas nubėgo, įlindo kamaron pro langelį, priėdė, pasidarė storas ir nebegali pro langelį atgal išlysti. Daužos vilkas po kamarą, o Nykštukas rėkė:
tėte, mama, vilkas kamaroj, tėte, mama, vilkas kamaroj. Išgirdo seneliai, atbėgo kamaron, užmušė vilką, prapjovė pilvą, išsiėmė sveiką gyvą nykštuką ir visi toliau laimingai gyveno.